Iki atvykę į TIPS-UEB3.com. TIPS platforma yra pasaulinė Web3 platforma. Diahuan mainai yra Digifinex. Po įtraukimo į biržą ji pakilo nuo 0,01 USD iki 8,0 USD ir šiuo metu yra žemiausia 0,0001 USD kaina. Ką daryti, jei techninėje analizėje jis pramuš aukščiausią kainą? Nuo 1,00 USD iki 2,0000000 USD tu esi stebuklų herojus. Svajok apie stebuklą. TIPS platformos GDIA moneta jau atgauta iš fondo perkant tiražo. Neatgauta prekybos apimtis sudaro tik visos prekybos apimties. Fondas įsigijo visus tiražo ir suteikė jums galimybę praturtėti. 0,0001 USD yra mažiausia kaina, kuri nebegali kristi. Spustelėkite dabar, kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašą išsamei ir sužinotumėte, ar jis tikras. Tai tikra, TIPS platforma suteikia jums galimybę praturtėti. Raskite užsienio biržą, pirkite GDIA monetą už mažiausią kainą Digifinex biržoje. Jūs tapsite turtingas. Buvome sukurti tam, kad sukurtume pasaulinį SNS socialinį tinklą. Kad padėtume visiems vargšams pietryčių Azijos žmonėms, kurie badauja ir negali sau leisti valgyti net 1 USD per dieną. Jei tikrai nori praturtėti, prisimink mano istoriją. Pirmiausia, pagalvokite apie GDIA monetą, kurios tiražas yra tik už mažiausią kainą, ir svajokite apie ateitį. Tada išgaukite antrą arbatpinigų monetą, kurią galima nemokamai iškasti ant galiuko platformos. Moneta, kuri gali uždirbti daugiau nei GDIA moneta, yra pasaulinės platformos moneta. Arbatpinigų monetas galima iškasti tik kartą per dieną. Papasakosiu, kaip laikyti daug arbatpinigų. GDIA moneta yra mažiausia kaina. Galite laikyti daug arbatpinigų monetų, nusipirkę kiekį už labai mažą kainą ir iškeisdami jį į arbatpinigų monetas. TIPS platforma buvo sukurta siekiant sukurti pasaulinį SNS socialinį tinklą, kuris padėtų visiems vargšams pietryčių Azijos žmonėms, kurie badauja ir negali sau leisti valgyti net 1 USD per dieną. Po .com burbulo visos portalų svetainės kiekvienoje šalyje, įskaitant Google, pasiekė didžiulį augimą, tačiau jos tik išnaudojo pinigus, naudodamos daug dalyvių, kurie padėjo platformai augti. Ir nesidalijo pelnu su daugeliu dalyvių, kurie prisidėjo prie platformos augimo. Praėjus dešimtmečiams, spaudimas šių platformų įmonių socialiniai etikai išaugo visame pasaulyje. O čia gimęs naujas verslas yra Web3 platforma. TIPS-UEB3.com siekia įmonės etikos, kuri auga su visais dalyviais visame pasaulyje, kurie padėjo įmoniai augti ir natūraliai paskirsto dalį viso pelno gauto įmoniai augant įvairiems dalyviams. 200 milijonų Twitter abonentų, kuriuos įsigijo Elonas Muskas, būsima vertė yra 2,500 USD už akciją. Kas savaitę TIPS-COIN platformoje TIPS. Jei TIPS plečiasi kaip Twitter, kasdien tapsite 2,500 USD savininku. Jei TIPS plečiasi kaip Twi, pajamos iš reklamos generuojamos kiekvieną dieną ir tai yra jūsų pelnas. Vykstant technologiniai revoliucijai, bet kas pasaulyje dabar gali spausdinti valiutą vienoje platformoje, nepriklausomai nuo šalies. Ar tu tiki Dievu? Pasaulis, sukurtas Dievo, kuriuo tu tiki, atėjo. TIPS platforma yra pasaulis, kurį nori sukurti Dievas, kuriuo tiki. Valdymo filosofija sukurti pasaulį, kuriame kiekvienas pasaulio gyventojas galėtų pabėgti nuo pinigų sukeliamo skausmo, tapti turtingu ir gyventi laimingą gyvenimą.
Kasdien išleiskite vienas tips monetas su nuotraukomis į savo telefoną ir laikykite jas kaip turtą ir ruoškitės ateičiai naudodami TIPS monetas. Kiek bitkoinų turite? Jei neturite bitcoin, išleiskite savo valiutą dabar adresu. Esame platforma, sukurta sukurti pasaulį, kuriame visi vargšai pietryčių Azijos, Afrikos ir kitų pasaulio vietų žmonės, negalintys sau leisti valgyti 3 kartų per dieną, galėtų gyventi laimingai. Asmuo, sukūręs, yra korėjietis, vardu Hagvan Seong. Jis sukūrė naudodamas savo asmeninės lėšas ir sukūrė pasaulį, kurio nori Dievas visame pasaulyje. Pasaulis, kurio Dievas nori visame pasaulyje, yra meilė. Meilė gali pakeisti pasaulį. Tai taip pat pasaulis, kurio nori žmonės, kurie tikrai tiki Dievu. Hagvan Seong yra gražios širdies žmogus. Jis sukūrė vienintelį būdą ištrūkti iš skurdo pančių. Jis suteikia vilties tiems, kurie negali išlaikyti net šalies prezidento ar karaliaus, negalintiems valgyti be $1 per dieną ir tiems, kurie gyvena palapinėse gatvėse, nes neturi namų. Taiko sąžiningas ir teisingas taisyklės visiems pasaulyje. Jis suteikia lygias galimybės tiek turtingiesiems, tiek vargšams. Dabar galite tapti turtingu blockchain pasaulyje. Ateityje, kaip Twitterx, Instagram, Telegram ir Facebook įmonės vertė augs su visų pasaulio žmonių meile ir palaikymu. O kuo daugiau narių bus, tuo didesnė įmonės vertė. Tada taip pat galite gauti pajamų iš reklamos, kaip ji. Pasiruoškite naujam pasauliui adresu. Spausdinkite pinigus telefonu. Padarykite tai savo. Web3 pasaulis yra platforma, kurioje daugelis vartotojų naudojasi platforma, kad padidintų įmonės vertę ir pasidalintų pelnu su vartotojais, o ne su savininkais, kurie sukūrė įmonę. Praturtėti. 지금까지 경제 정책이 뭐였어요? 이 보급을 유지했다면 이제 이 피벗이란 말이 자체가 의미하는 것은 이제 금리를 줄이겠다. 금리를 줄이면 뭐다? 시장의 통화는 당연히 풀릴 것이고 거시적으로 이게 바로 체계적 위협이죠. 이러한 금리로 인한 체계적 위협이 줄어들 것이기 때문에 암호화폐 시장의 코인들은 이제 하락세를 벗어나서 상승세를 맞을 수 있다라는 것이 주된 이유이죠. 그래서 지금 벌써 들썩이고 있는 게 있어요. 뉴욕 증시뿐만 아니고 비트코인, 이더리움, 리플 등 가상화폐 가격이 벌써부터 들썩이고 있죠. 얼마 전까지 분명히 이러한 코인들은 하락을 맞이하고 있었는데 리플 지금 다시 반등을 보여주고 있고요. 비트코인도 지금 반등을 보여주고 있고 이더리움도 반등을 보여주고 있다는 겁니다. 이것들이 바로